Tai visų pirma, norėčiau pasveikinti mūsų komandą su pirma sezono pergale, pasveikinti su sezono startu. Smagu pradėti pergalę išvykoje. Kas liečia pačias rungtynės, tai rungtynių pradžia susiklostė truputėlį sunkiau, įsivėlėm į jų truputėlį tą žaidimą tokį, mušė ilgus kamuolius, truputėlį pralaimėjom kelias dvikovas, nesusirinkom antrų kamuolių. To pasiekoje truputėlį praradom žaidimo kontrolę. Bet kėlinio eigoj išsprendėm šitas problemas, pradėjom laimėti dvikovas, susirinkom, kaip sakau, antrus kamuolius ir dominavom aikštelį, kontroliavom pilnai rungtynės, kontroliavom rungtynių tempą, to pasiekoje įmušėm įvarčius, kur buvo keltos užduotis, kadangi varžovų komanda žaidžia žemam labai bloke, tai buvo užduotis smūgiuoti iš tolimesnių distancijų, ką ir darėme puikiai, bet reikia pagirti varžovų vartininkę, kad šiandien jinai tikrai gelbėjo ir ne vieną kartą savo komandą. Kūrėm atakas, viskas neblogai, tikrai buvo labai gražių momentų, tai dėl to labai džiaugiuosi. Kas liečia antrą kėlinį, irgi gerai pradėjom, įmušėm, bet vėlgi, kaip ir pradėjom sunkiau rungtynės, taip jas ir užbaigėm. Bet normalu, kad tų duobelių sezono pradžioj dar nebus taip, kad visas 90 minučių žaisim taip, kaip mes norime, sakykim. Tai reiškia, kad visas darbas laukia prieš akį, žinom, kur turim pasitaisyti. Dėsim pirmin. Ačiū.